Mes kaip audito komitetas paprašėm pas jūsų dalyvauti, pasiklausyti jūsų pozicijas, išgirsti tiesiogiai iš jūsų. Pirmasis išvažiuojamosios darbotvarkės klausimas – valstybinio audito ataskaita centralizuoti viešieji pirkimai, bei antras būtų klausimas mūsų audito komiteto paruoštas įstatymo projektą. Mes susirinkom bendrą informaciją iš savivaldybių asociacijos, iš verslo atstovų, kokia yra situacija. Jie vertina būtent CPO veiklą, ko jie norėtų, ko jie tikėtųsi, kokie ten minusai, galbūt kokie pliusai, galbūt trūkumų, galbūt kažko tai neįgyvendinom. Todėl ir norisi kartu pasižiūrėti, ką galėtumėm bendrai padaryti, pakeisti, patobulinti. Tiek per viešųjų pirkimų įstatymą mes taip pat esam parengę įstatyminę pataisą. Ar ji reikalinga būtų ar ne, tai yra kalba apie tai, kad mažos vertės pirkimus vis tik tai dar nebūtų privaloma pirkti per CPO, kol CPO pasirengs tam dalykui. Kalbėjausi ir su ekonomikos komitetu, ir su biudžeto komitetu. Savivaldybių komitetų visi pritarė kol kas tai nuomonė, kad pilnai bus parengtas katalogas, galimybės, nebus tokių dviprasmiškumų, tada galbūt galima viską jau priverstinai per CPO ir pirkti. Šiuo atveju galbūt jūs norėtųsi ir patys, kad įvertintumėt, ar jūs pajėgus kokybiškai, efektyviai viską atlikti, ar galbūt leiskim tos mažuosius kol kas daryti patiems. Pirmiausia, gal akcentuokime, kad CPO, kuria išvedama paralelė su centrinė perkančia organizacija, ją reikėtų truputėlį paaiškinti. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų įstatymas suteikia teisę kurtis ne vienai centrinį perkančiai organizacijai. Šiai dienai, mes žinome, yra tokių tikrai ne viena. CPO ir vidaus reikalų sistemos CPO ir taip pat jau naujoji besikurianti, susikūrusi Kauno miesto savivaldybės centrinė perkančioji organizacija. Ar aš kažko nelabai supratau, CPO gali būti daug CPO. Tokio pat lygmens CPO, taip reiškia, tokio pat centrinio gali būti daug, taip? Koks finansavimo modelis bus? Ne, aš klausiu. Sprendimą dėl centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų suteikimo priima vyriausybė arba jos įgaliota institucija arba savivaldybių taryba. Vadinasi, jų įstatymė net yra įskirta, kad gali būti kelių lygmenų centrinės perkančiosios organizacijos. Taip, nacionalinio, taip, tai mes kalbame apie CPO LT kaip apie nacionalinių lygmenių veikiančią centrinę perkančią organizaciją. Sprendimą priima vyriausybė. Tai vyriausybės pozicija šiuo metu yra suformuluota vyriausybės nutarime, tai kad yra viena centrinė perkančioji organizacija CPO LT. Bet savivaldybių lygmenyje, regioninių lygmenių gali būti įsteigtos ir kitos. Jos turi eiti ar ne, bet klausimas yra, pavyzdžiui, yra kažkokia savivaldybių taryba, savivaldybė pasidarė savo CPO ir po to turi eiti, privalo eiti per CPO pirkimą daryti. Ne, jos per savo tik tai perkasi ir jos valia rinktis, jinai turi dvigubą pasirinkimą. Nori perka per save, nori, sakykime, perka vėlgi kiekviena jos perkančia organizacija aplamai pati, kadangi viešųjų pirkimų įstatymas suteikia tokią galimybę, kai neras nei, pavyzdžiui, savivaldybės centrinė perkančia organizacijai, nei CPO LT viešosios įstaigos CPO LT prekių, jinai pati gali įsigyti. Taip pat jinai gali nuspręsti, jeigu jinai mato kažkokią tai problemą dėl kokybės, ar mato, kad jinai geriau galės užtikrinti. Jeigu mato dėl sutartinių sąlygų, mato dėl kitų dalykų, jinai gali spręsti pati. Ir patikslinkim vieną dalyką, kad viešųjų pirkimų įstatymas pačią apsisprendimo teisę, apsisprendimo galimybę palieka pačiai perkančiai organizacijai. Jokie viešųjų pirkimų tarnybos sutikimai įstatymų nereglamentuojami. Tai tada, galbūt aš tada kažko nesuprantu ir klauskim, tai yra privaloma pirkti per centrinę perkančią organizaciją ar neprivaloma? Įstatymas neįpareigoja bet kokiu atveju pirkti per CPO centrinę perkančią organizaciją, pasitaisiu. 15 straipsnio 5 dalis. Privalomumas pirkti yra tik tai tuo atveju, kai centrinės perkančiosios organizacijos kataloge yra prekės, paslaugos ir darbai, kurie atitinka perkančiosios organizacijos poreikį. Ir tik tai tuo atveju privaloma. Ir dar viena sąlyga, atkreipkim dėmesį, kurią numato viešųjų pirkimų įstatymas. Kai pati perkančioji organizacija negali įsigyti šių prekių paslaugų efektyvesnių būdų. Visiškai kitaip aiškinama ir traktuojama, tai tada arba mes visi čia nesuprantam ir patys šnekam, kai nėra privaloma, jūs ką tik pasakėte, tai turi būti privaloma. Pasirodo, kad ne. Čia aš, atsiprašau.
Tai gerai, čia tada supratau, kad reiškia neprivaloma. Nėra privaloma. Yra pirmenybė ir tam tikros sąlygos. Perkančiosios organizacijos privalo motyvuoti savo sprendimą neatlikti centrinės per... Ką motyvuoti? Kam? Buvo didžiulis seminaras sausio 30. Taip pat įgyvendindami valstybės kontrolės rekomendacijas buvo viešųjų pirkimų tarnybos atstovai ir būtent diskutavom apie šitos motyvus. Ta prasme, kokiu būdu, kokių dokumentų reikia, kad pagrįsti savo sprendimą, kad neatlikti, kad gali nusipirkti pigiau, vienas dalykas, kad gali nusipirkti efektyvesniu būdu, racionaliai, yra galimybė pasinaudoti šito būdu. CPO niekada nėra išsakiusi nuostatos, kad būtų privalomumas pirkti per CPO LT katalogą. Tai yra mes esam, kaip ir minėjau, tam ir siekėme būti tam, kad perkančios organizacijos atsiverstų katalogą tik dėl to, kad suprastų, kad tai darbas padarytas už jas ir tas darbas yra joms reikalingas. Taigi įstatymo nuostatos įpareigojančios pirkti per centrinę perkančią organizaciją, per jos katalogą, kai jos katalogė yra prekės, paslaugos ir darbai atitinkantys perkančios organizacijos poreikius ir jų negali pati perkančio organizacija įvykdyti efektyviau, šitą sąlygą taikytina perkančiosioms organizacijoms, tai ne tik centriniai perkančiai. Aišku, mes galėtumėm pasidžiaugti, kad CPO LT, viešoji įstaiga CPO LT, yra ta centrinė perkančio organizacija, kuri padeda visoms Lietuvos perkančiosioms organizacijoms, kuriosgi negali pačios įsikurti centrinių perkančiųjų organizacijų ir kurioms įsigijimas prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų įstatymo pagalba sudaro tam tikrų problemų. Kitaip sakant, įstatymas yra, kaip žinome, ir jo vykdymo pasekoje reikalinga žinių, reikia darbo resursų, reikalingas galo laikas. Viešųjų pirkimų įstatymo procedūros, kaip žinome, trunka tikrai nemažai. Tarptautinio pirkimo procedūros trunka netgi iki 4-5 mėnesių. Mesgi esam čionais, kad tas procedūras vis dėlto sutrumpinti. Tai yra padaryti tą darbą už perkančiasias organizacijas ir tas procesas trunka nuo 3 iki 15 darbo dienų mūsų kataloge. Taigi šiam momentui mes norėtumėm lūkesčiai mūsų, kad mūsų katalogą perkančios organizacijos darytų ne dėl to, kad jis yra privalomas, ar ne dėl to, kad jis yra privalomumas. Tokio siekio niekada nebuvo ir CPO tokio siekio niekada neturėjo ir tokių pasiūlymų, manau, niekada neteiks. O visada CPO siekis yra, kad jie atsidarytų tik dėl to, kad pamatytų, kad už perkančias organizacijas darbas yra atliktas. Ir joms nereikės pačioms nei resursų, nei kažko tai, o įsigyti tikrai gerą ir kokybišką produktą. Paskutinis sakinys man ko gero labiausiai ir patiko, todėl kad kiekviena institucija sukurta turi būti neprievartinė, o tai, kad būtų galima ją pasirinkti ir būtų tiek tobulai ir gera, kad aš ją rinkčiausi vien dėl to, kad ji tokia, o ne dėl to, kad aš privalau ją rinktis. Tai tada ir siekis pačios CPO bus kitoks, ir požiūris, ir noras, ir galimybės. Aišku, kiekvienas mes turim skirtingus tos požiūrius ir suvokimus. Kad gerą kokybišką produktą įsigytų perkančia organizacija, mūsų visas kolektyvas, jis yra nedidelis, vos 22 žmonės, tikrai siekia tą padaryti. Tom priemonėm, kurios yra šiai dienai mums yra duotos įstatymo, įstatyminės bazės. Šiandien galime pasidžiaugti ir pristatyti gerbiamiems svečiams, taip pat kaip ir visai Lietuvai, naująjį vis dėlto mūsų svetainę, kurioje norim tiesiog parodyti, galim paprastai matyti, ką daro CPO LT ir kaip vyksta procesas, kaip mes kontroliuojame kokybinius veiksnius. Taigi matom katalogą. Tai yra tie dalykai, kurie pas mus yra perkami kataloge, svetainėje. Pavyzdžiui, paprastesnius dalykus paimkime, kad ir spausdintuvų eksploatacinės medžiagos. Jos yra kataloge. Ką mes matom? Komunikuojant pakanka pasižiūrėti į adresatą, kas pakonsultuos. Tai matot mūsų konsultantė. Ir nueiti į katalogą iš karto tiesiogiai galime paspaudę vieną pelytės paspaudimu atsiranda mes kataloge. Kataloge matom visą sortimentą, ką šiandien galima įsigyti. Tai yra vaistus, kurą, statinio
statybos ir kas susijęs su statinių statyba ir modernizavimo priemonės, investiciniai planai, darbus, mobiliuosius telefonus, techninio projekto ekspertizės paslaugas, kompiuterinė įranga, detalės jų, projektorius, spausdintuvus, elektros energiją, kanceliarinės prekes, higienos popierių, buitinės elektros prekes, biuro popierių, organizacinės priemonės ir taip toliau ir taip toliau. Naujai galim pasigirti, kad šiuo metu jau yra ir galimybė įsigyti pirmuosius medicinės įrangos elementus. Kažkokio tai trukdymų ar sustojimų katalogo nebuvo fiksuota nei vienai dienai. Tai yra audito išvadai buvo pastebėta ir akcentuota, kad neva galimi trukdymai, negalimi stojimai. Šiai dienai kolektyvas užtikrino, kad katalogas nesustojo nei vienai dienai, nebuvo nei vienai dienai pertraukių, reiškia, tuo atveju, kuomet keitėsi pirkimai, atnaujintos buvo pirkimo sutartys, atnaujinti pirkimo dokumentai, dėka to, kad įvykdyti nauji pirkimai, reiškia, ir katalogui papildyti. Katalogo asortimentas, kaip jau ir pristatome, jis yra nuolatos atnaujinamas asortimentas. Ir yra 31 pozicija, kitaip sakant, 31 modulis, kuriame galimi vykdyti užsakymai.